Labas vakaras, prasideda antrasis smskredit.lt lygos ratas, pirmosios rungtynės tame rate ir 10-ajame ture ir šį kartą pirmąjį kartą Futbolo TV sveikinasi su jumis iš Pakruojo. Štai tai pirmoji situacija ir atrodo, kad Marius Kižys siunčia kamuolį į vartus pačioje rungtynių pradžioje. Labai staigiai man vardijant sudėtis, Marius Kižys išveda Tauragės Tauro komandą į priekį. Sarlauskis ir Skroblas žaidė paskutinės 15 minučių kartu, šalia vienas kito ir įvarčių nepraleido, o tai ko gero yra svarbiausia. Dar vienas perdavimas ir 11 metrų baudinys. Lukas Kokanauskas jį uždirba. O dabar smūgis ir labai užtikrintai Ričardas Beniušis muša įvartį. Tai yra trečiasis jo įvartis šiame sezone ir jis tampa rezultatyviausiu Pakruojos futbolininkų šiemet. Dar vienas perdavimas link Ričardo Beniušio dabar. O čia perdavimas į priekį link Luko Kokanausko. Kokanauskas baudos aikštelėje. Pirmas prie kamuolio Martynas Matuzas. Kosentinis perdavimas Mantui Lėkiui. Nuošalėje nėra fiksuojamas smūgis. Marius Kižys. Dar vienas smūgis ir tai galėjo būti tiesiog fantastika. Jeigu būtų įmušęs Andrius Lipskis. Prašo kamuolį Lukas Kokanauskas baudos aikštelėje, vienas prieš vartininką smūgis ir Virpstas dabar atrodo išgelbėja Tauro komandą. Ir čia pavojinga situacija, Simonas Babilius, kamuolys vartose. Nėra nuošalės, perdavimą atlieka Maksimas Lukaševičius. Atrodo jo perdavimas ir Tauragės Tauras priekyje. Taip, nesuklydau. Tauragiškiai išsiveržia į priekį. 2-1 Simono Babiliaus įvartis. O Simonas Babilius įmušė dabar. Ir dar viena situacija ir vėl kamuolys vartose. Dabar jau pats Maksimas Lukaševičius. 3-1 atrodo Kruoja siunčiama ne tik į knockdowną, bet galbūt ir į knockoutą. Šiandien Tauras, pasakysiu atvirai, nusipelnė pergalės. O šiuose rungtynėse netgi ir pergalė jam yra tikrai pasiekiama. Dabar jau netgi ranka pasiekiama, pirmaujama vis dėlto rezultatu 3-1 ir atrodo, kad jau dabar prikalbėjau. Smūgis ir krinta įvartis į Tauro vartus. Rezultatas dabar jau 3-2, niekas šiuose rungtynėse dar nebaigta. Tai yra didžiausias rezultatas, kai vartose stovi Maris Eltermanis. Pradėjo labai sėkmingai, su Banga nepraleido, su Sūduva nepraleido, su Žalgiriu nepraleido ir su Atlantu praleistas įvartis jau greitai, atrodo 13 minutę. O čia pavojinga gali būti atakos smūgis į artimą į vartų kampą ir mušė į vartus Romanas Kuzinas. Lukas Bielskis gavo dar kelias minutės. 3 pridėtos, lieka apie 2 iki rungtynių pabaigos į baudos aikštelę ir čia smūgis į vartus, nepataiko dabar Andrius Lipskis.